Kaip administruoti perkančiosios organizacijos paskyrą Centrinės perkančiosios organizacijos informacinėje sistemoje CPOIS. Atkreipiame dėmesį, kad perkančiosios organizacijos 2015 metais rugpjūčio mėnesį buvusios CPO.lt elektroninio katalogo naudotojais automatiniu būdu registruotos ir CPOIS. Vienam iš perkančiosios organizacijos naudotojų buvo priskirta administratoriaus funkcija. Perkančiosios organizacijos tapusios CPOIS vartotojais po 2015 metų rugpjūčio mėnesio, pildydamos užsakovo registracijos paraišką, nurodo užsakovo naudotojo duomenis, kuriam automatiškai priskiriama administratoriaus rolė. Plačiau kaip tapti CPOIS naudotojų vaizdo instrukcijoje, CPO.lt internetinėme puslapyje www.cpo.lt, nuorodoje katalogo naudotojo instrukcija. Registracija – kaip tapti CPOIS naudotoju. Norėdami keisti informaciją apie organizaciją, prisijunkite prie CPOIS sistemos. Spauskite nuorodą Organizacijos paskyra. Joje matote langus – organizacijos duomenys, naudotojai, pirkėjui priskirtos sutartys ir pirkimų dalys. Norėdami keisti informaciją apie organizaciją, spauskite nuorodą Organizacijos duomenys. Čia galite tikslinti perkančiosios organizacijos rekvizitus, adresą ar adresus. Atkreipiame dėmesį, vienas adresas privalomai nurodomas pagrindiniu, jį pažymint varnele. Norėdami įvesti papildomą adresą, spauskite Naujas įrašas ir užpildykite privalomus laukus. Gatvę, numerį, apskritį, savivaldybę, miestą, kaimą, pašto indeksą. Spauskite varnelę. Spauskite nuorodą Išsaugoti. Norėdami administruoti naudotojų bazę, spauskite nuorodą Naudotojai. Matote visus savo organizacijos naudotojus. Galite kiekvieną naudotoją aktyvuoti arba deaktyvuoti. Taip pat pašalinti iš sąrašo. Atkreipiame dėmesį, kad naudotojas CPOIS atlikęs bet kokius veiksmus negali būti pašalintas iš sąrašo, bet tik deaktyvuotas. Paspaudę nuorodą Redaguoti galite tikslinti, keisti duomenis apie naudotoją, tikslinti bendrą informaciją, priskirti roles bei sutartis ir pirkimo dalis, pažymint varnelėmis ir spaudžiant nuorodą Išsaugoti. Atkreipiame dėmesį, perkančiosios organizacijos administratoriaus rolę galima priskirti tik vienam naudotojui. Administratorius kartu gali turėti ir naudotojo rolę, kuri suteikia teisę vykdyti CPOIS pirkimus. Taip pat sąraše esantiems visiems naudotojams būtina priskirti perkančiosios organizacijos naudotojo rolę. Atlikę pakeitimus, spauskite nuorodą Išsaugoti. Lange pirkėjui priskirtos sutartys ir pirkimo dalys matote CPOIS prekių, paslaugų ir darbų modulius. Kiekvienam naudotojui gali būti priskiriamas vienas, keli ar visi moduliai. Atlikę pakeitimus, spauskite nuorodą Išsaugoti. Dėkojame, kad kreipėtės į Centrinę perkančiąją organizaciją CPO.lt.